Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, esu Eglė Šintoraitė ir kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Lietuvos krepšinio namuose Kaune eksponuojama ši gražuolė taurė, tiksliau jos kopija. 1997 metais Birželio 15 Lietuvos moterų krepšinio rinktinė tapo Europos čempione. Šaunuolis mūsų lietuvaitis. Sveiki gyvi mūsų programos Krepšinio pasaulyje žiūrovai. Mūsų laidos istorija dar taip nebuvo, kad savo programą pradėtume vidurnaktį. Kur čia vidurnaktį? Jau greitai bus 4 valandos naktis iš Birželio 15 į 16. Ir visa Lietuva nudžiugo, kai mūsų moterų krepšinio rinktinė Vengrijoje iškovojo aukso medalius. Prieš 59 metus buvo tik sidabras. Ir štai dabar visi laukia, nesulaukia, kada sugrįž mūsų šauniusios merginos iš Budapešto. Ir mes jas pasveikinsime, gražiai pasveikinsime su čempionų iškovotais vardais. Liūdnas faktas, kad nuo 2015 metų mūsų nacionalinė moterų rinktinė nei karto nedalyvavo senojo žemyno pirmenybėse, nes ten nepateko. 2027 Lietuvoje vyks Europos čempionatas, kurioje šeimininkių teisėmis žais mūsų nacionalinė komanda. Tačiau ji vis dėlto turi dalyvauti ir atrankos varžybose. Po pergalės, gražios pergalės Švedijoje, lietuvaitės vadovaujamas treneriu Viliaus Stanišausko, Vilniuje 73-69 nugalėjo Belgiją. Norėjau labai pasveikinti visų pirma visas merginas, trenerį, visą krepšinio bendruomenę, visą rinktinę štabą, istorinę, sakyčiau, pergalę ir puikiausios emocijos. Ačiū visiems žiūrovam, kurie atėjo palaikyti. Pradedam 27 metų Europos krepšinio čempionatą, nuostabia nata, reikia auginti šitą emociją ir tikėti, kad taip pat galime sėkmingai sudalyvauti ir Europos čempionate. Tai labai norėjom tas pergalės ir smagu namų arenai laimėti, daug žmonių susirinko, tai tikėjomės, bet vis tiek labai džiaugiamės. Gabija labai gerai išėjo nuo suolo, ko mums tikrai labai reikia tos energijos nuo suolo. Ne visi žino, kas viduj vyksta, tai mes turėjom tokį ir virusą komandoje. Tai šiandieną irgi kelios žaidėjos žaidė tikrai prastai jausdamasis, bet jos rodo charakterį, atėjo žaidė ir, kaip sakau, man kaip treneriui labai paglosto širdį. Tai. Smagu už visą komandą, smagu už jos lyderės, bet labai smagu už jaunimą. Matom, kad turim puikaus jaunimo, augančio, kurios gali varžytis pačiam aukščiausiam lygiui. Ir tai yra visos mūsų krepšinio bendruomenės ir trenerių ir visos sistemos nuopelnas. Tai tikrai sveikinu visus su nuostabia emocija, nuostabia pergalė. Manau, kad tas noras ir buvimas vienai už kitą, visos palaikė vieną kitą ir tiesiog atrodo ant kiekvieną kamuolį lipom, visur gynybai padėjom, griuvom dėl kiekvieno kamuolio ir puolime irgi atrodo, gal tų metimų šiek tiek pradėjom geriau pataikyti. Tai nežinau, manau, kad viskas dėl to noro mes laimėjom. Sunkiai įsivažiavom, turbūt nepratę prie tiek daug žmonių, tokios didelės publikos ir viską, tai reikėjo pajausti visą atmosferą ir kai pajutėm, aš manau, taip ėmėm ir nuvažiavom. Labai smagu šitą langą užbaigėm su 2 pergalėm iš 2 ir prie savo žiūrovų, prieš Europos čempionės, aišku, gal ir nestipriausios sudėties, esam tikrai labai laimingos ir žiūrim pozityviai, kas mūsų laukia ateityje. Vilniuje šias rungtynes stebėjo 2,5 tūkstančių žiūrovų. Visus džiugino minutinių pertraukėlių metu jaunusius šokėjėlis. Ir ilgosios pertraukos metu Jurijus Veklenko savo dainomis.
vėl tęsime komentarus apie mūsų tautiečių pergalę prieš Belgijas 73-69. Pergalė yra pergalė prieš tokią auditoriją žmonių. Labai malonu. Vieną kartą metuose šiuose žaidžiam namie, tai tikrai norėjom padaryti šventę ir manau, ta šventė įvyko. Galų gale vieną kartą žaidžiam per metus namuose ir šita pergalė tikrai labai svarbi. Kaip vertinu varžybas, mums labai patiko, labai geros, emocingos. Turim pergalę, taip? Būsi krepšininkas. Šiaip tai jo. Šanso neturi kituo būti. Nu paimk. Pakalbėsi? Ne. Laukia dar ilgas kelias, bet tikiu, kad pasiruošim, tikiu, kad visos bus sveikos svarbiausia ir eisime į pergalės. Taip. Aš manau, sėkmė balansė ir tarp gynybos ir puolimo, ir tarp jaunimo, ir tarp senbuvių. Tai tiesiog dabar viskas atrodo stojo į vietas. Malonu buvo žiūrėti. Visada gaila, kad neišbėgu, bet iš tikrųjų gera buvo žiūrėti, kad daug jaunų yra ir jaunų turėjo šansą pasirodyti ir tikrai gerai sužaidė. Nu, kol kas mano kūnas, ačiū Dievui, mane laiko labai gerai, tai tikiuosi viskas bus gerai. Smagu už visą komandą, smagu už jos lyderės, bet labai smagu už jaunimą. Matom, kad turim puikaus jaunimo, augančio, kurios gali varžytis pačiam aukščiausiam lygiui. Ir tai yra visos mūsų krepšinio bendruomenės ir trenerių ir visos sistemos nuopelnas. Buvo net 4 debutantės per šitą langą, kas mums yra labai svarbu. Kadangi jau žinom, kad patekę esame į čempionatą, dabar buvo puikia proga integruoti jaunimą, kas turim tikrai daug perspektyvaus jaunimo. Tikrai džiaugiuosi už jas, džiaugiuosi, kad ir Švedijoje gavo jos tikrai savo minučių ir po biškį mes jas įliejam į moterų rinktinę. Jos tikrai drąsiai čia jaučiasi, gauna tų vyresnių žaidėjų paskatinimą, palaikymą. Ir kaip sakau, jos yra mūsų Lietuvos moterų krepšinio ateitis, tai turim jas saugoti, turim jiems surasti tas galimybės kažkiek pasirodyti aikštelėje, kad ir prieš tokias komandas. Šiandieną turėjom susitikimą, kada susiplanavom visą kelią iki Europos čempionato 27 metų. Taip, kad nors kitais metais turėsim tik vieną langą, bet ta emocija nedings. Ta emocija nuolatos gyvens čia, Lietuvoje ir kitą vasarą turėsim didžiulius renginius, tiek sportinius, tiek, sakykime, tokius pramoginius Europos čempionato. Darysim stovyklą vasarą, susirinksim ir turim būti visi kartu ir sakau, kaip pasakiau, pirmą dieną susirinkus į šitą stovyklą mes nuo dabar pradedam ruoštis Europos čempionatui 27 metais. Esu nusistačiusi, kad tai bus mano gal paskutinės rungtynės moterų rinktinėje, tai su grauduliu ir drebančia širdim. Taip, ta emocija, kuri šiandien buvo pergalinga emocija, perkelsim į moterų krepšinio, Smart Way moterų krepšinio lygos rungtynes, ypatingai televizinės. Dabar Europos krepšinio čempionatą dvasią pajausime kiekvieną sekmadienį 14 valandą, tiek televizijoje, tiek vis kitame mieste. Ir eisim link čempionatą augindami visą moterų krepšinį. Gaila, kad šį kartą su žurnalistais neturėjau laiko bendrauti mūsų šaunioji Justė Jocytė, nes ji dalijo autografus ir, žinoma, fotografavosi su savo gerbėjais. – 2025 lapkričio 19 pirmasis Justės Jocytės jubiliejus, 20 metų. Sveikiname ir Roką Jokubaitį, kuriam tą pačią lapkričio 19 sukako 25. Būk sveikas, drūtas, Rokai. Rokas Jokubaitis, kaip ir mes, šį kartą jau tik stebės Europos vyrų atrankos rungtynes, apie kurias pasakoja Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Labai kviečiu visus 30 lapkričio į Klaipėdą, kada Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau žais su Italija. Taip pat be galo svarbios rungtynės. 27 lapkričio žaisim Londone,
tikrai esu tikras, kad pilnoje lietuvių arenoje ir bus namų rungtynė, sakyčiau. Tikimės pergalių, pilna koncentracija ten, bet kol kas pasidžiaugiam šią nuostabę pergalę, emociją, atmosferą. Ačiū labai. Po pertraukėlės papasakosime apie 4 Lietuvos vyrų klubinės komandas rungtyniaujančias Europos turnyruose. Kai Žalgiris žaidžia Eurolygos rungtynes, stebi jas visa Lietuva. Net Madrido Reals ir Galiai turėtų pavydėti mums. Šį kartą Ispano karališkasis klubas 199 nugalėjo Žalgirį, bet mes tai vertiname kaip savo pergalę. Iš karto po rungtynių vilnietė žiūrovė Audra Meksienė parašė: Žalgiris buvo per plauką nuo laimėjimo. Real nebuvo ir šiandien karaliai, bet siksmei šypsojus Ispano šaleliai. Krepšinio ekspertas vilnietis Algimantas Bružas tvirtina, pergalė galėjo būti pasiekta. Reto intensyvumo kulminacijoje Madride Žalgiriui nepavyko atsilaikyti. Nusileista ir patirtas 3 pralaimėjimas paeiliui Eurolygoje. Taip, tai tiesa. O kokia mūsų nuomonė? Pirmiausia, mūsų prancūzas Silvainas Francisko vėl Žalgirio mūšyje buvo Vytautas Didysis. Jis taip save nuteikė Madride, kad po pirmųjų klaidų ir netikslių metimų labai daug įvarė baimės Realui. Mūsiškis iš šeimininkų krepšį įmetė 303 taškus, 7 iš 9 tritaškai, atliko 11 rezultatyvių pergalių ir surinko 37 naudingumo balus. Nuostabu. Puikiai kovojo ir Ąžuolas Tubelis, kaip ir visi žalgiriečiai, ypač po pertraukos. Nereikia pykti, kad teisėjai šlubavo. Dėl savo ir kitų kaltės žaidėjas Solelį apspardė. Tai tik 1 rungtynės ir dar visai nelemiamus. Visi juk pralaimi. Kaip besisektų ateityje Žalgiriui nugalėtų, pralaimėtų, ne tik Kauno arenoje, jis turėjo ir turės ištikimų žiūrovų. Nes niekas daugiau mūsų nevienija kaip krepšinis. Tikrieji fanai mato, kas gerai ir kas blogai ir atleidžia, nes tai tik žaidimas. Pralaimėjimas nemirtis, nuo kurios ne vienas nėra apsaugotas. Tad žiūrėdami vėlyvą vakarą nenuspėjimus intrigus rungtynes, neimkime giliai į širdį, kuri gali ir net laikyti. Kaip ir aikštelėje žaidėjų rankus ar kojus, kiek traumelio jos persekioja. Tačiau ar galima sakyti, kad mūsų vyrai aikštelėje ne tik tautiečiai nesistengia, nesiaukoja, netrokšta laimėti. Ne, jie dar labiau už mus nori pergalių, kad nudžiugintų kitus. Ir profesionalus, ir nelabai žinančius visas subtilybės, o vertinančius tik pergalių skaičių. Jeigu mes būsime vieningi krepšinio aikštelėje ir šalia jos, net ir pralaimėję, džiaugsimės, kad tai mūsų pergalė, nes viską padarėme. Tegul rezultatas 99-100 mums ir šį kartą būna kaip pergalė. Žalia balta yra ir liks. Europos taurės rungtynės namuose Klaipėdos Neptūnas pralaimėjo 78-93 Saloniko Aris komandai. Jeigu jūrų dievas su savo tritaškiu gali sukelti audrą, tai klaipėdiečių Neptūnas 4 tritaškiais iš eilės pradėjo galinėti su graikų karo dievu Aris. Apylygė mėlynųjų ir geltonųjų kova iki pertraukos neatsakė, kuri komanda yra stipresnė, nors iš pradžių šeimininkai turėjo dviženklį pranašumą. Graikų komandoje žaidžia ir marijampolietis krepšininkas Arnoldas Kulboka. Lietuvis per 29 minutės pelnė 11 taškų ir surinko 12 naudingumo balų. Šeimininkams pirmaujant, svečiai nesiruošė sudėti ginklų. Pradėjo geriau gintis ir taikliau atakuoti. Po 2 kėlinių geltonieji jau turėjo 4 taškų pranašumą. Po pertraukos Aris Švyturio arenoje sukėlė tokią taiklių metimų audrą, išgąsdinę neptūniečius, kad įsiveržė link pergalės net 17 taškų persvarą. Klaipėdiečiai
vedini Latvijos Richardo Lomažo, neketino klauptis prieš atvykėlius iš Salonikų. Laikinas klaipėdietis atvykęs iš Latvijos per 31 minutę įmetė į varžovo krepšį 26 taškus ir pasiekė 28 naudingumo balus. Jis, kaip ir visi komandų žaidėjai, rungtyniavo ne tik už save, bet ir už pusę metų dėl traumos iškritusi Martyną Pacevičių. Dėl to jo apšilimo marškinėliuose švietėjo užrašas "Išlik stiprus kapitone". Pirmą kartą vidurio puolėjo už Neptūną Europoje žaidė Aurimas Majauskas, prieš tai rungtyniavęs Jonavoje. Jis pelnė pirmosius taškus. Toje pozicijoje žaidė ir Donatas Starolis. Per 18 minučių surinko 7 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir 2-3 savaitėm po rungtynių dėl kairės kojos raiščių patempimo negalės padėti komandai. Klubo vadovams ir treneriams kasdien vis naujas galvos skausmas. Tačiau optimistiškai nuteikia tas faktas, kad Neptūnas šiemet jau sugeba išplaukti iš sausumos. Ir šį kartą likus 1 minutei Richardas Lomažas savo tritaškiu net priartino klaipėdiečius prie Ario krepšio iki 3 taškų. Bet tai jau buvo gulbės giesmė Baltijos jūros pakrantėje. Graikai Europos taurės rungtynes lietuviai laimėjo 6 taškais ir iškovojo 4 pergalę, o Neptūnas jau turi 3. Panevėžio Lietkabelis taip pat Europos taurės rungtynes žaidė Graikijoje ir 79-72 nugalėjo Atėno Panionijos komandą. Pagaliau vyšninė panevėžiečių spalva nenublanko pustuštėje Atėno sporto salėje, kurio šeimininkai dėvintys baltą aprangą lyg simboliškai jau rungtynių pradžioje iškėlė baltą pralaimėjimo vėliavą, nes jie ir Graikijoje gyvena be pergalių. Nors ir matote abiejų komandų taiklius metimus, Panionijos į žaidimo per pirmąjį kėlinį pataikė vos 5 metimus iš 15. Lietkabelis pro šalį prametė visus 4 tritaškius. Per 10 minučių kartu sudėjus, jie padarė 11 klaidų. Pyko svečių treneris serbas Nenadas Čanakas, kaip ir šeimininkų graikas Ilijasas Zaurusas, prieš 10-metį treniravęs Kauno Žalgirį. Turėjo dėl ko nervintis strategai, nes jų globotiniai yra grupės outsideriai. Priežasčių ne viena. Lietkabelis, kaip ir kitus mūsų komandos, kenčia dėl traumų. Pasveikęs Vytenis Ilkevičius Atėnuose antrojo kėlinio 2 minutėje pelnęs tritaškį, nuskubėjo ir gynybą ir netikėtai petimi susidūrė su varžovu, krito ant grindų teisėjo akivaizdoje. Į tai nekreipė dėmesio nei arbitras, nei kamuolį turėję graikai, nes žaidė nekreipdami dėmesio. Tik šeimininkams nepataikius buvo leista apžiūrėti Vytenį, kuris daugiau nepasirodė aikštelėje. Piktelėję panevėžiečiai su dviguba energija pradėjo 3 kėlinį ir įsiveržė 9 taškais, kol atėniškiai neatsakė 7-0 ir vėl minimalus skirtumas. Kaip ir panašus, dažnai sakoma, klampus buvo komandų žaidimas. 4 kėlinuke pergalės raktus pagaliau visą laiką savo rankose turėjo Lietkabelis. Visų džiaugsmui po 6 iš eilės pralaimėjimo Europos taurės turnyre iškovota 2 pergalė. Savo apžvalgą baigsime pergalę. Vilniaus Rytas FIBA čempionų lygoje Lenkijoje 79-77 nugalėjo Varšuvos Legiją. Šios pergalingos akimirkos ilgai neužmirš Ryto treneriai ir žaidėjai. Sostinės ekipa tapo A grupės nugalėtojai ir pateko į top 16, kai anksčiau kitų šios lygos durų vis nesugebėdavo atidaryti. Dabar Ryto spindulys kaip 1 lapkričio snaigę ištirpdė Lenkų svajonę, kai teisėjai neapdairiai mūsiškį nubaudė tritaškio zonoje. Paskui jau Gytis Masiulis kelis kart stojo prie baudos linijos ir vienąsyk pats sąmoningai nepataikė, kad su komanda džiaugtųsi ir už pergalę dėkotų į Varšuvą atvykusiems keliems šimtams fanų. Po sėkmingos pradžios, kai Rytų šauliai buvo itin taiklus, atrodė, kad viskas bus gerai.
Jų labiau, kad amerikietis Jerry Harding buvo kaip dirbtinis intelektas, iki pertraukos pelnė net 18 taškų. Tačiau per 15 poilsio minučių Jerry'ką lyg kažkas Varšuvoje pakeitė. Jis naturalizuotas lenkas krepšininkas ir greitai atstovaus kaimynų rinktinė pasaulio čempionato atrankoje. Gerai, kad paskutinę rungtynių minutę amerikietis prisiminė, kad jis žaidžia už Vilnių. Todėl gale po Gyčio Radzevičiaus tritaškių 2 Jerry'ko Hardingo dvitaškiai išgelbėjo Rytą nuo apniukusio dangaus, kai pergalė jau skendėjo rūke. Gerai bent, kad kamuoliai atšokdavo vilniečiams. Nors rodome, kaip pelnomi taškai, tai nebuvo pavyzdinis rungtynės, nes abiejų komandų žaidėjas slidinėjo lyg pėstieji šaligatvyje ant pirmojo leduko. Buvo atsargus ir netaiklus, nedaug parodė išmoktų derinių. O žaidžiant kas savo, nei gražu, nei efektyvu. Paskaičiavome, kad 4 Vilniaus legionieriai įmetė 49 taškus, o 5 lietuvaičiai 30. Treneriai tikrai žino, kurie geriau ginasi, daro mažiau klaidų, kuriais lemiamame etape galima ir reikia pasitikėti. Tik kartą 4 savaičių pertrauka Europoje iki paskutinių grupės rungtynių su Patro komanda bus naudinga, kai Rytas saldžias pergalės ragauja tik LKL stiklainėje. Gerai, kad bent pusė vilniečių žais rinktinėse. Gal lapkritį geriausius Ryto vyrus užgrūdins ir sustiprins Lietuvos nacionalinė rinktinė. Sėkmės visiems. Įdomi mūsų krepšinio praeitis, įdomi ir ši diena. Palinkėkime visi kartu kuo daugiau pergalių mūsų nacionaliniai vyrų krepšinio rinktiniai. Ir žiūrėkite laidą mūsų krepšinio pasaulyje. Sekmadienį 6:30 vakare, o kartojame šeštadieniais 10:30 ryte. Iki pasimatymo. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.